Savaitės naujiena kelyje. Labas rytas. Labą rytą. Labą rytą, mėly klausytojai. O, kaip puikiai mes jūs girdim, super. Labas rytas, Vilmina, kaip laikotės? Kaip jūsų vasara? Darbinga ar vis dėlto labiau gal atostogaujat? Darbinga, bet spėjom tokių kūrinių išleisti ir pasimėgauti vasarą. Tai per muziką, galima sakyti, ar ne, mėgaujatės vasarą ir visai iš tikrųjų pripažinsiu gražus kūrinukas, visos liausios jums. Ačiū. Labai grūvi, iš tiesų aš manau galėčiau net kol kas įvertinti kaip vieną iš geriausių vasaros hitų, kas yra sukurta iš lietuvių. Nes, vasarą norisi to judesio, norisi bent jau man asmeniškai tos nuotaikos, to grūvo, tai jūsų kūrinys to ir suteikia. Dėkui, tikiuosi visiems tai pasirodys. Tai gal pradėkime nuo to, visgi, nežinau, teko šiek tiek ir ieškoti informacijos apie jūs. Muzikos padangėje, ar galima sakyti, kad esate tokie kaip kartu su Bass & Sound, naujiena, ta didžiaja prasme, galbūt galėtumėt papasakoti, kasgi yra Vilmina ir Bass & Sound? Tai bendrai muzikos padangėje tai nesu naujiena, tik tai dažniausiai girdėdavosi kitų grupių pavadinimais, ar ne? Bet Vilmina, toks pavadinimas, toks vardas, kaip solo atlikėjos skamba dabar garsiau pirmuosius kartus ir dirbam kartu su prodiuseriu Linu Bass & Sound, tai čia ne pirmas mūsų kūrinys, bet vieni pirmųjų ir planuojam dar daugiau išleisti. Na, greičiausiai ir ne paskutinis kūrinys. Tikrai taip. Turit labai vieną gražią liniją savo posmelyje. Pakalbėkim apie vasaros planus. Tad pakalbėkim apie vasaros planus, Vilmina. Ar artėja kokie nors koncertai, galbūt pasirodymai? Pačios dar ne, kol kas su Linu kūrėmės visą savo, pavadinkim, taip, repertuarą. Tai gal šiek tiek vėliau galėsim pristatyti pasirodymų datas. O kol kas pačios manęs laukia koncertas, tai labai laukiu rugpjūčio pradžioje Timberlake'o Berlyne. O, geras. Jūs važiuosit Justino Timberlake'o koncertą paklausyti, taip? Taip, reikia įkvėpimo pasisemti. Jums Justinas Timberlake'as imponuoja, ar ne, muzikoje? Vienas iš tų, pavadinkim, didžiųjų grandų, tai kodėlgi ne? Nesiginčiu. Norėjau tiesiog sužinoti muzikinį skonį jūsų, tai smagu išgirsti. Na, čia tik pavyzdys. Bet prieš tai grojom The Weekndą, ar jums patinka The Weekndo muzika? Irgi to grūvo yra. Yra grūvo. O Vilmina toks miksas tarp Timberlake'o ir Weekndo. Galima. Mes čia kalbam, bet neužilgo ir sugrosime šį kūrinį, tad kol kas dirbate, ar ne, prie albumo. Randate to laiko, smagu, kad randate muzikai to laiko ir, kaip ir sakot, tokią solinę karjerą kartu su prodiuseriu Linu pradedate. Aš dar klausimėlį, žinokit, vis tiek turiu. Nepakalbėjom ir apie vaizdo klipą. Visas vaizdo klipas, kaip suprantu, yra čia kaip ir Vilniaus nuotrauka. Kodėl pasirinkot būtent tokį vaizdo klipą? Na, čia labiau toks lyriks ar ne tekstų įrašas, jį galite visi rasti YouTube'ai. Tai ten yra Vilniaus video paveiksliukas, kurį inicijavo mūsų draugas Dominykas Ivanauskis. Tai, mes patys vilniečiai ir tikrai ta matoma Baltojo tilto erdvė labai aktyvi ir manau, kad tikrai perteikia tą vasarišką ritmą, kuris būna ir mieste, nebūtinai gamtoje. Ta nuotrauka Vilniaus atvirukas, mano manimu, tiesiog ir baltas tiltas ten taip gražiai padaryta dabar, yra kur nusėsti, kaip sakoma, išsipurti tos batus pilnus smėlio, ar ne? Pasiklausyti dainos. Būtent, teisingai. Tad kągi, nieko turbūt ir nelauksime, paprašysime dar jūsų palinkėjimo kelyje radijo klausytojams. Tai išlaikyti tą dainoje jaučiamą vaibą, gerą nuotaiką ir pasimėgauti vasarą, nes tikrai turim gerus orus, tai tik reikia pasidžiaugti. Kodėlgi ne, čia buvo Vilmina ir Bass & Sound, vasaros ritmu, savaitės naujiena, iki kitų kartų. Ačiū Jums, iki. Ačiū viso. Iki. Savaitės naujiena kelyje. Jau galvoju, kokius valgysiu ledus.
Vasara kelyje.